Čia TV3 žinios ir aš Rokas Petkevičius. Sveiki, metas trečiadienio naujienoms. Ačiū, kad žiūrite. Po 8 valandas trukusių derybų Ukraina sutiko su amerikiečių siūlymu skelbti mėnesio trukmės paliaubas fronte. Perduosime pasiūlymą Rusijai ir tikimės, kad jie pritars. Kamuolys dabar jų pusėje. Rusija noro tuo kamuoliu pasinaudoti nerodo, beveik įstūmė ukrainiečius iš Kursko. Šiandien viskas priklauso nuo to, ar Rusija nori paliaubų, ar toliau žudyti žmonės. Prezidentas nuo pat pirmos dienos jis nemėgo mūsų, nekentė Nemuno aušros. Prezidentui raginant mesti Žemaitaitį iš koalicijos, Paluckas atkerta. Mūsų nereikia raginti, mes puikiausiai žinome, ką darome. Ir jie savotiškai yra vienas nuo kito priklausomi. Trumpas įveda 25% muitų tarifą visam plienui ir aliuminiui. Europa atsako muitais Amerikos prekiams. Ekspertai sako, amerikiečiams brangs ir varžtai, ir automobiliai. Baltuosiuose rūmuose dar vienas Trumpo spektaklis, gelbėja Masko įvaizdį ir viešai perka Teslą. Dėl Trumpo pradėto prekybos karo Lietuvos ekonomika praras iki 1,5%. Matome tą didžiulį neapibrėžtumą ir sumaištį dabar. Lietuvoje prekių ir paslaugų kainos augs labiau nei anksčiau prognozavo Lietuvos bankas. Artimesnė infliacijos prognozė turėtų būti arčiau 4%. Ruso kapitono vedamas laivas taranavo tanklaivį gabenusį reaktyvinį kurą amerikiečių kariuomeniai. Sulaikytam rusui Britai pateikė įtarimus dėl žmogžudystės. TV3 žiniuose ir vaizdelis visai šeimai. Didžiosios Britanijos ir Vokietijos zoologijos soduose pirmą kartą pasirodė jų mažiausi ir rečiausi gyventojai - šokantis lemūras ir mažasis baltasis lokys.